Ką tik buvo atėjęs Tvarkos ir teisingumo partijos vadovas ir pokalbių metu buvo sutarta, bet aišku, tai nėra galutinis sprendimas, kaip jūs žinote, reikės derinti šitą klausimą su Respublikos prezidente. Dabartinis policijos departamento vadovas Saulius Skvernelis. Todėl, kad mes žiūrime žmonių kompetenciją, žmogus, kuris turi didžiulę patirtį šitoj srity, aš manau, kad jisai ryžusi tiesiog daryti labai stiprią reformą policijos departamente. Ir kaip žinot, per tą trumpą laikotarpį įsigyvendino tikrai didelius keliamus uždavinius jam. Ir rotacija komisariatuose prasidėjo, ir Mastačiuose, kaip žinot, ir mokykla yra atidaryta, ir kai kurie netgi infrastruktūriniai projektai yra įgyvendinami, ir darbo apmokėjimo sistema yra sutvarkyta. Tai žmogus, kuris per trumpą laiką tikrai nusipelnė didžiulį pasitikėjimą.